šildymo kainų, aš jums noriu pasakyti, savivaldybė nenustato. Ir kiek kartų mes per Lietuvos savivaldybių asociaciją kreipėmės ir į vyriausybę, ir į Seimą, ir nepritarėm esamai tvarkai, tai mes tikrai tam nepritarėm. Mes norim nustatinėti šilumos kainą savo miestiečiams ir žiūrėti, kad jinai būtų optimali. Dabar jinai yra neoptimali ir tai yra vien dėl Kauno termofikacinės elektrinės padidintos kainos. Kauno Energija kainos nepadidino, padidino Kauno termofikacinę elektrinę, kurią, palaukit, ponas Vytautai, kurią pardavė buvusioji kadencija 2002 metais Gazpromui, kuris reguliuoja dujų kainą. Taigi mes iš savo pusės tikrai sveikinam Seimo narių iniciatyvą, kad kiekvieną mėnesį būtų peržiūrėjama dujų kaina, nes dabar tą viršpelnį, tą grietinėlę susižeria dujininkai. Mes turim mokėti. Aš irgi lygiai taip pat gyvenu daugiabučiame 5 aukštėje, man atėjo 450 litų sąskaita. Tai aš noriu pasakyti, kad visą tą viršpelnį pasiema ne Kauno Energija, o dujininkai ir konkrečiai Kauno termofikacinė elektrinė. Ir jinai nusistačiusi kainas pateikė skaičiavimus dar praėjusių metų sausio ir rugpjūčio mėnesių tarifais.